Mano atlyginimo siekia maždaug 80% to, kas yra iš tikrųjų rinkos norma. Ir tai yra visame pasaulyje, ar paimtume Vokietiją, ar paimtume Ameriką, ar paimtume Suomiją. Taip, didžiųjų tarptautinių korporacijų, listinguotų korporacijų vadovybei ir taip pat svarbiausiams talentams dažnai atlyginimai yra didesni negu politika. Ignitis grupės vadovui Dariui Maikštėnui nemalonumai. 22 000 eurų mėnesinį atlyginimą popieriuje gaunantis energetikas. Mes juos darome ir darysime toliau. Nėra lengva vystyti tokį parką be įvairių valstybės paramos schemų. Tai šiuo atveju aš matyčiau, kad kaip tik tai mes turime susitelkti ir padėti įmonei. Milijonų kažkas turi prisimti atsakomybę ir tai ta vadovo atsakomybė vienas dalykas, kalbėti apie viešą interesą, vėlgi čia prokuratūros turbūt